Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Vavšikas 46 ir Ronaldas Sabovalė numeris 90. Teisėjo švilpukas nuaidėjo ir šios rungtynės oficialiai. Kiek ramiau kvėpuoti toliau, na, o suklupusiu kalbu apie Kauno Žalgirį, atsiranda ir tam tikrų problemų, kalbant apie tolimesnę visą eigą top lygoje. Dabar labai geras perdavimas ir štai pati pradžia. Ką ir kalbėjau, 10-15 minučių nieko panašaus. Pusantros minutės ir Orega triumfuoja. Antrąją rungtynių minutę atsidaro įvarčių fiesta. Ką gali žinoti, gali ir taip bus. 1-0 Kauno Žalgiris be jokių ceremonijų. Visa ta ataka reksta pažemė, papildomas savalaikis perdavimas ir Orega muš. Na, su visa pagarba Telšių Džiugo komandai, kaip bebūtų Kauno Žalgirio, tikrai žaidėjai, na, turi tą pranašumą. Dabar smūgis ir kiek nesėkmingai kamuolį pirmųjų bandymų gaudo Marius Paukštė, bet antrojo fiksuoja. Tiesa, pagalvoti apie atakos užbaigimą, čia galimybių neturėjo Telšių Džiugas. Žalgiris jau pasileidžia į priekį. Burba. Vienas prieš vartininką, klaidinantis judesys ir nuošalė ten turėtų būti fiksuojama. Ir dabar žiūrėkite, dar turbūt rodys pakartojimą, ką ir kalbu. Žiūrėkime dar kartą pakartojimą ir tada išvengtų nuošalės. Žiūrėkime, Motiejaus bėgimą, dabar perdavimas ne čia ir štai čia. Ir čia turėtų jau plėstis, nebėgti vertikaliai, o šiek tiek plėsti. Ai, gerai, ir Motiejaus Burovinis prieš vieną. Perdavimas ir 2-0. Taip, puikiai, nuošalės atrodė iš pirmo žiūrėsnio nėra, dar luktersime, bet faktas tas, kad per vidurį labai geras ir Pavlovas. Vėlgi nesišypsoti, kai tie reikalai klostosi tikrai labai neblogai. Telšių Džiugas bando bėgti į ataką, pražanga ir geltona kortelė, Leketas. Situacija. Arbitrai keliaus prie ekranų. Teisėjai pasinaudos VAR sistema. Tai dėl Roko Leketo turbūt to veiksmo. Štai. Aišku, tą kai nuotrauką palieka, tikrai atrodo baisu kraupu, tačiau žiūrėkime eigoje, kur reiktų sutikti turbūt su Donatui Rumšo siunčiamų signalu. Taip. Na, taip atrodė mum iš toli, kad gal ten bandė žaisti į tą kamuolį, vėlavo, tačiau čia kai iš nugaros rodomas epizodas, na, tikrai nenustepčiau, kad būtų rodoma ir raudona kortelė. Taip ir bus, geltona bus anuliuojama ir 10-11 lieka. Taip, čia tam tikra intriga antrajame kėlinyje. Mutašy pasistundė su Skoto. Kamuolys baudos aikštelėje, perdavimas ir kasgi čia įvartis. Taip, ir įvartis naudojasi tuo šansu, kiekvienė persvara svečiai. Žemžikas triumfuoja, ten labai gerai Vilius Piliukas. Futbolininkas, kuris pasirodys aikštėje. Burba ten pakovojo, ir jo perdavimas kulnu neblogas, čia smūgis ir kamuolys skrieja tiesiai. Kodinovas. Perdavimas į priekį. Smūgis ir lygu 2-2. Pakarysane po keitimo pasirodęs futbolininkas lygina rezultatą. Dar reikia grįžti atgal ir galima dar galbūt ir laimėti šias rungtynes. Aišku, dar turbūt ten, na, buvo galbūt apeliacijų, kad ten gal žaidimas ranka buvo. Per kompensuotą laiką buvo pelnytas įvartis į Vilniaus Žalgirio vartus. Taip pat buvo įvertintas sprendimas tas, kaip po to jau kaip nuošalė. Čia nėra žaidimo ranka. Teisėjo štai gestas į aikštės vidurį, taigi 2-2. Link baudos aikštelės. Žalgiris skanduoja tribūnos. Griebė kamuolį Marius Paukštė. Nors po pirmo kėlinio
net nebuvo panašu į tai, kad Telšių Džiugas gali užsikabinti už šių rungtynių ir iškovoti tašką, tačiau yra kolekėta raudona kortelė, apvertė viską aukštinkojomis ir Telšių Džiugas grįžta. Top Sport Kazino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.